Sveiki! Šį video skiriu visiems, neturintiems laiko mokytis užsienio kalbą. Visai neseniai turėjau vieną gana įdomią diskusiją su vienu žmogumi. Žmogus manęs klausė, kaip tu galvoji, kodėl aš vis dar kalbos nemoku? Kažkaip vis mokausi, atrodo, neišmokstu, vėl pradedu mokytis, kažkaip man vis nepavyksta, nežinau, nerandu aš kažko. Ir aš sakau, gal vis dėlto ne taip, tau stipriai jos reikia, kad tu jos vis dar nemoki. Žmogus iš tiesų susimąstė ir pasakė, matyt, čia tikrai yra tiesos, matyt, trūksta to noro ir būtent dėl to aš ir nemoku. Iš tiesų, visi mano mokiniai atėję į pamoką, atėjo su tokiu įsitikinimu, gana įdomiu. Jeigu aš negaliu skirti 2 valandų užsienio kalbos mokymuisi, aš neskirsiu nei 10 minučių, nei pusės valandos, nei valandos, nes tai vis tiek bus beprasmiška. O žinot, kur iš tikrųjų yra beprasmybė? Beprasmybė yra mokytis 2 valandas kasdieną, visiškai neturint jokios sistemos. Va čia yra beprasmybė. Beprasmybė yra rašyti žodžius į sąsiuvinį taip, kaip jūs suvokite, ir po to atrasti begalės sąsiuvinių su žodžiais, kurių jūs nemokate. Va čia yra beprasmybė. Taigi viskas reikalauja sistemos. Galų gale turime 2 valandas. Buvau atlikusi vieną įdomų eksperimentą su savo mokiniais. Tai buvo 2 grupės. Viena grupė skyrė 15 minučių mokymuisi į dieną, o kita grupė skirdavo 2 valandas į savaitę. Kaip jūs galvojate, kuri grupė pasiekė rezultatų? Rezultatų pasiekė ta, kuri skirdavo 15 minučių per dieną. Jie viską mokėjo, puikiai galėdavo viską papasakoti, puikiai bendravo ir panašiai. O ta grupė, kuri skyrė 2 valandas per vieną dieną ir toj visoj dienoj buvo 2 valandos, o visas kitas dienas jie nieko neskirdavo, jie nieko nepasiekė. Tai buvo nulinis rezultatas. Tai buvo kažkokie lapai, kažkokie popieriai, bet pažvelgus į juos jokių minčių nekildavo. Nei jiems, nei man. Taigi, jūs niekada neturėsite laiko mokytis kalbą. Jūs pastoviai atrasite tam tikrų priežasčių. Reikia Facebooką pasitikrinti. Reikia su drauge susitikti. Reikia dar kažką padaryti. Iš tikrųjų, iš pradžių jūs turite suvokti, kodėl jums to reikia. Ir kai jūs tai suvoksite, jūs pradėsite mokytis užsienio kalbą, bet būtinai turėkite šalia savęs vedlį. Ir tas vedlys yra būtent gerasis mokytojas, kuris jums atskleis visas absoliučiausias paslaptis, kaip reikia mokytis kalbą. Kodėl? Todėl, kad kitaip jūs galite praleisti 5 metus mokydamiesi kalbą ir jos tai išmokti. Aš puikiai žinau, ką tai reiškia, nes pati iš tikrųjų daugelį kalbų išmokau savarankiškai. Ir tik metams atradau mokymosi technikas. Ir kai pradėjau mokinti kitus žmonės, aš taip pat atradau kažkokias mokymosi technikas. Bet tai reikalavo metų. Taigi nešvaistykite 5 metų, 4, tiesiog susiraskite puikų, nuostabų mokytoją, kuris turi savo metodiką, kuris turi savo sistemą ir mokykitės. Ir išmoksite per pusę metų. Būtent taikydami tą 15 minučių taisyklę, nes 15 minučių turi būti orientuota į būtent tas sritis, kurios jums kliūna. Jokių būdų nežiūrėkite filmų, jeigu, tarkim, jums su žodynu viskas yra tvarkoje ir panašiai. Taip, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos reikia spręsti ir būtent į juos ir koncentruokitės. Jeigu jums nereikia mokėti rašyti, nerašykit. Kalbėkit. Rašykite tarimą lietuviškom raidėm arba rusiškom, lenkiškom, žiūrint, kokia kalba yra jūsų gimtoji. Taigi, svarbiausia koncentruotis į vietas, kuriuose turite problemas ir 15 minučių jums taps auksinėmis minutėmis. Aš galiu iš patirties pasakyti, kad 15 minučių į dieną tai yra kančia prisiversti, paskaityti, parašyti, kažką padaryti, bet po to, žinokit, po mėnesio jūs nebeįsivaizduosit savo gyvenimo kitaip. Taip, kad tikiuosi, taikysite mano patarimą ir kreipkitės paštu, lankykitės mano puslapyje ir ačiū už dėmesį.